vėlgi ta tema tokia, kaip ir nėra tokia, kad mokoma kažkokia gili, kaip krikščionim, jinai yra gerai pažįstama visiems. Aš manau, bet kadangi yra žmonių, kurie mus mato, interneto pasaulyje, sakykime, ir kažkam yra tai nauji dalykai, esu dėl to pasiruošęs kalbėti galbūt tos dalykus naujus, galbūt kurie kažkam duos peno daugiau. Ir jie yra gan rimti, iš tikrųjų yra pamatiniai dalykai ir mums patiems jie yra labai gerai atsiminti, prisiminti ir įsitvirtinti tos dalykus. Nes grįšiu prie tų pamatinių, paprastų dalykų, kaip ir prieita, kaip ir užprieita dalyką, ne? Apie Dievo valią ir šiandien galbūt plačiau apie tą dvasinį pasaulį, kad yra tas dvasinis pasaulis, realus, kurio mes nematom savo akim tiesiogiai, negirdim, jo negalime pačiupinėti, bet nuo kurio priklauso mūsų visų gyvenimai, visų žmonių gyvenimai. Ne? Jeigu mes to nežinom, nepažįstam, mes kažkaip iš tikrųjų esam nešiojami tokių vėjų visokiausių, kaip sakant, visokių mokymų, nesam niekur įsitvirtinę. Ir tas dvasinis pasaulis yra iš tikrųjų realus, labai realus. Ir mes žinome, kad yra tamsos jėgos, yra Dievo jėgos, Dievo angelai, šventoji dvasia, yra piktoji dvasia veikia su demonais, su archangelais, demonais visais ir kaip ir šventieji angelai yra. Ir dvasiniam pasaulyje vyksta karas, vyksta realus karas. Vyksta karas, bet jis nevyksta, gal sunku suvokti žmonėms, kad vyksta karas, tai kad išėjo dvi armijas ir kariauja tarpusavį. Ne, jos nekariauja tarpusavį, jos kariauja už kiekvieną iš mūsų sielą. Už kiekvieną širdį. Ir kai mes suvokiam, kad mes esam žmonės mirtini, šiam kūnuose gyvenantis, bet amžinybėje esame nemirtini, esame amžini žmonės, iš tikrųjų tie, kurie eisime arba į vieną pusę, arba ir į kitą pusę, arba į amžinai gyvenimą su viešpačiu, arba į amžinai pražūtį pas šėtoną, kur kančia, skausmas, ten ta vieta, kur mes nenorim papulti iš tikrųjų, bet mes galbūt to nežinom, nesuvokim ir daugelis žmonių eina ten, kur nenori, kur nesuvokia. Būtent dėl to noriu apie tai kalbėti, kad vyksta karas už kiekvieną iš mūsų, už tave, už mane. Ir mes turime žinoti tas tiesas iš tikrųjų, kurioje mes vietoje esame ir kaip mums gyventi toliau, ką mums daryti. Ir kad mes neįeitume į vieną ar kitą teritoriją, kad mes žinotume, kad yra realiai teritorijos, į kuriuos mes papuolė, iš tikrųjų mes papuolame spąstus, nes šėtonas jis labai yra gudrus. Jis labai gudrus ir jisai turi daug būdų, kaip atakuoti žmonės, kaip juos pavergti žmonės, kaip vesti į nelaisvę, kaip nuvesti į pragarą, į pražūtį. Jis turi labai daug įrankių, jisai yra kiek žemė sukurta, tiek jisai žemė yra. Jisai žino, kaip žmogus elgiasi, jis gali nuspėti, aišku, jis minčių neskaito žmogaus, bet jisai žino jo poelgių, žino kaip jis kokiuose situacijoje elgesi ir jisai visur mums pristato spąstų, jisai visuose atvejuose mus bando kažkaip guldyti ir bando įtraukti į savo teritoriją, kur mes nebetenkam galios, valdžios. Ir jis turi galią, kas baisiausias dalykas, žinai, mes dažnai galvojam, kad mes esam žmonės ir mes esam neutralūs ir mes niekam nepriklausom ir mes galvojam, kad mes gyvename ir mes vieną dieną pasirinksim tą pusę arba tą, žinai. Nu, jau gerai, jeigu tu tiek dar supranti, žinai, kad mes renkamės, jau yra gerai. Bet yra faktas tas, kad mes šiandien renkamės ir atėjus metų mes galime nebepasirinkti tos teritorijos, kurioje mes norėtume būti pas Dievą, visi mes žinom, norim būti pas Dievą, norim būti atpirkti, norim būti palaiminimi, norim į tą gėrį eiti, ne? Bet faktas tas yra, kad mes šioje žemėje galime būti pavergti, šioje žemėje mus gali demonai, paprasčiausiai šėtonas gali apgauti, suvedžioti ir mes nepapulsim ten, o galvosim, kad mes einam ten. Faktas tas, kad mes esam toj zonai ir turim, vienu žodžiu, turim rinktis kiekvieną dieną.
Ir aš kaip sakiau, šėtonas, žinai, žino tuos principus, kaip jis mūsų apgauti, kad jo vienintelis tikslas, kad mes savo žvilgsnį nukreiptume nuo Dievo ir pažiūrėtume į pasaulį, kad nusisuktume nuo Dievo, kad jis mus galėtų gundyti. Ir vienas iš tų pagrindinių pirmųjų būdų tai yra tas, kad šėtonas, jisai nusitaikęs yra, jis yra, kaip sakant, kaip prokuroras. Jisai žino Dievo valią, Dievo principus, Dievo įstatymus, kokiais principais žmonės gyvena ir jisai jais naudojasi. Jis negali ateiti naktį ir mūsų paverti kažkaip tai, ne? Ir kadangi yra įstatymai, jisai, kaip sakant, žino visą laiką, kad, kas Dievui nepatinka, kaip jis gali mus paverti. Ir žinoma, ne, kad Dievo įstatymai yra pagrindiniai tokie. Paskaitysiu Išėjimo 20 skyrius. Krikščionys žino, ne, kas žino, iš tikrųjų yra pirmi 2 įstatymai tokie. Ir dalis krikščionybės juos netgi atmetė, juos išbraukė iš savo gyvenimo, lyg jų nebūtų, visus kitus palika, o tuos 2 išėmė ir lygtais jų nebūtų. Ir šitie įstatymai šitaip skamba. Išėjimo knygos 20 skyrius Dievas kalbėjo visus šios žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemė ar po žemė, vandenyje, nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems. Nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžias vaikus už tėvų kaltes iki 3 ir 4, tų, kurie manęs nekenčia. Bet rodas gailestingumą iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Ir vat matom, vienintelis įsakymas, kurį pirmoji yra šėtonas nusitaikęs tai į šitą įsakymą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir nedaryk savo jokio drožinio, nedaryk savo atvaizdo, kuris yra žemė, ar po žemė, ar vandenyje, ir jo negarbik. Va tie 2 tokie įsakymai, ne? Ir šėtonas jos mums šiandien bando, sugundyti, va, su tom, kad mes peržengtume šitą pirmą įstatymą. Ir daugelis pasakytų, Vilte, galim biškį? Aš prašau. Ir iš tikrųjų, daug kas pasakyto, ne, čia Senasis testamentas, šiandien yra Dievo malonė, šiandieną mes esam po malonė, Dievas atpirko, mums įstatymas negalioja ir taip toliau. Mes žinom, kad tokių visokių išvedžiojimų yra. Ir faktas tas, kad Jėzus pats kalba apie šitos 2 įsakymus. Ir galim atsiversti, aš prieitą susirinkimą kalbėjau, bet galim vėl prisiminti Morkaus Evangeliją, 12 skyrius, 28-33 eilutės paskaityti. Vienas iš 8 žinovo girdėjęs, juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė jį, koks yra visų pirmas įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraeli. Vėlgi man tas patinka žodis, klausykis, pradėjo nuo to, kad sako, klausyk Izraelį. Tai mes esam tik kiti, kaip sakant, ko klausyti? Viešpatės klausyk. Klausykite, ištempkite ausis, žiūrėkite į mane dėmesį kreipkite, klausykite. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Jis vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protų ir visomis savo jėgomis. Tai pirmas įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra jokio kito įsakymo didesnio už šiuo 2. Tad rašto žinovai jam atsakė, gerai mokytojau, tu tiesą pasakei, yra vienas Dievas ir nėra kito tik jis, o mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti savo artimą kaip save patį, yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ar aukos. Ir mes matom, kad Jėzus irgi lygiai taip pat sako, kad viešpats Dievas yra vienintelis, kurį mes turime visomis jėgomis mylėti, garbinti ir eiti link jo, kaip sakant, ieškoti jo. Ir faktas tas, kad mes žmonės, mes turime žinoti iš tikrųjų
kad yra Dievo ginklai, mūsų ginklai ir yra šėtono ginklai. Ir mūsų ginklai, ne koks yra pažinimas, visų pirma pažinimas yra mūsų ginklai. Ir jis yra Dievo žodis šiandien. Jeigu mes skaitom šventą raštą, mes turim ant ko pasiremti. Ir iš tikrųjų, vienintelis faktorius, iš tikrųjų, kurio krikščionis šiandien gali remtis, tai yra Dievo žodžiu. Yra šventoji dvasia, jin kalba šventoji dvasia, jinai duoda prieškimus, jinai mums liūdė mūsų širdise, jinai duoda sapnus, duoda begalių būdų, Dievas yra, kaip šiandien mums kalba. Bet faktas tas, kad Dievas pats pasakė, šventoji dvasia nieko nepasakys to, ko nesakiau aš. O Dievas, tai ką kalbėjome, mes turim šiandien Dievo žodį, kuris yra užantspauduotas šventąja dvasia ir mes žinom, kad tai yra Dievo žodis. Ir mes visą, kas vyks gyvenime, mes remiamės Dievo žodžiu. Mūsų ginklai yra Dievo žodis, informacija šią dieną, kurią mes galime remtis. Remtis toj kovoje, toj nelygioje, netgi sakyčiau, kovoje, nes velnias yra klastingas, jis atneša per melą, ateina ir jeigu tu Dievo žodžio nepažįsti, jeigu tu tikėjimu nepriimi jo ir tikėjimas, aš vėlgi pasakyčiau, daugelis krikščionių tikėjimą tokį labai sumaišo su jausmais, su išgyvenimais, kada jis gerai jaučiasi, aš jaučiuosi, man gerai, aš išgyvenau kažkur tai Dievo meilę, malonę ir tai jie padaro, pririša prie tikėjimo. Tai nėra tikėjimas, tai yra tai Dievo malonės įsileijimas, kada būna gera tau, kada tu išgyveni, tai aš jų netmetu. Bet aš jo negaliu padaryti faktorių. Ir remtis, kad man gerai jaučiuosi, reiškia, čia yra Dievo malonė, tas ar anas darbas kažkoks tai pasirinkimas. Todėl, kad mes turime žinojimų. Tikėjimas yra tų dalykų, kurių mes neregime, bet tikime Dievo žodžiu ir pasitikime. Tai yra tikėjimas. Ir mes tai priemame ir šventai ir tikime ir tai darome vėlgi. O šėtono ginklai tai yra melas, baimė ir pagundimai. 3 pagrindiniai ginklai, per kuriuos šėtonas visą laiką ateina pas žmonės. Ir aišku, kai jis ateina visokiais būdais ir kada mes pasirenkam nebe jo teritoriją, kada mes įeinam į velnę teritoriją, mes turim pasekmę. Mes turim būtinai pasekmę, nes šėtonas, jeigu ateina, mus apgauna ten per stabus, sakykime, per burtus visokius, per nuodėmę, kalbėsim toliau apie tos dalykus, per visokius savo keliais, kai ateina, ir jeigu mes jį įsileidžiam, mes įeinam į jo teritoriją, mes nori pjaunam pasekmes, mes gauname, kaip sakant, piki piragi, kaip sakant, už kiekvieną palankę šėtonui kažkokią, kur mes įsileidžiam teritoriją, įeinam jo, ar jį įsileidžiam į save, mes būtinai gausim pasekmę. Tai yra visokios, sakykime, ligos, depresijos, žinom, žmonės, turi begalį visokių ligų. Yra viena ta tokia, sakykime, depresija, kur žmonės, šėtonas įvaro į kampą, kurie žmonės gyventi nebenori, nori pasikarti, tiesiog netgi daug kas nusižudo. Aš 100% žinokit, kad tai yra apsėdimas, velnio demonų įtaka yra, kada žmogus įeina į depresiją, kada jisai taip nori nusižudyti, tai yra tas savižudybės dvasia, kurią žmogus įsileidžia apgaulės būdu ir nesukovoja, nesupažįsta ir turi tokias pasekmes. Dėl to, kad yra tas dvasinis pasaulis, yra demonų pasaulis, kuris atakuoja mus. Yra visokias nelaimės, yra visokias nesėkmes, atsikartojančias nesėkmes. Mes žinom, kad yra visokias, kad tu įeini, tau būna taip, kad tavo gyvenime iš vienos nelaimės į kitą, iš vienos į kitą ir tu kaip voverė tam rate sukiesi ir tu visą laiką nelaimingas. Visą laiką tau tas nepasisekė, į darbą ten nepasisekė, tau visur tokias nesėkmės lygiai. Ir tai yra vėlgi kaip prakeikimas, ženklas, kad mano gyvenime aš esu ne toj teritorijai. Aš čia kalbu apie tuos ženklus, į kuriuos mes turime žiūrėti, ar pas mane nėra pasikartojančias lygos, kurios neišgyna, ar aš nesu toj nuojautoj, kur visada suniuręs, visada gurmėsi, visada bambėjime, blogose periodiniuose. Aš nekalbu, kad neaplanko tos momentas. Taip, kada jos aplanka tokias, būna lygos peršalai kažką, tai būna jos aplanka tave, nuotaika bloga, tave įskaudina, tu kūnėsi, tu žmogus, tu išgyveni skausmą. Ir tai yra,
neišvengiamo, kol mes esam kūne, kaip sakant, tos sužeidimai. Bet kada tai yra periodiniai dalykai, tokie tave kankinantis, tai yra pirmas ženklas, kad tu esi ne toj teritorijai ir tu esi kažkur daręs duris ir tave gali kirsti šėtonas, jis greičiausiai tai ir daro, įėjęs į tavo gyvenimą. Kada tavo gyvenime agresija liejas, vat irgi vienas iš tų ženklų agresija, kada žmogus darosi agresyvus, ne? Irgi vėlgi, kaip sakau, tai nereiškia, kad mane į piktą pikto atsakiau, žinai. Aš turiu, aišku, budėti, aš kaip krikščionis, aš neturiu savo to leisti, aš turiu budėti ir stebėti save ir visą kitą, ir išlaikyti širdyje ramybę. Ir vėl ta ramybė iš tikėjimo, iš Dievo žodžio, iš pažinimo nėra, ir jeigu pas mane atsiranda agresija, kad aš ant visų pykstu, ant visų kelių balsą, aš vaikštau visas nepatenkęs, vėlgi automatiškai aš 100% tikiu, kad ten yra demoniška įtaka, demoniška ataka iš vidaus ateina. Aš jau turiu kažkur tai surišimą. Lygiai taip pat, va, priklausomybės mes žinom, irgi, lygiai taip pat, kad irgi yra visur alkoholizmas, narkomanija, rūkymas, nu, begalė yra paleistuvystės, pornofilmai visokie žiūrėjimai, televizorių žiūrėjams irgi, va, grįžti namo ir už tų visų dalykų stovi demonai. Va čia 100%, kur priklausomybės, lošimai visokie, visur yra demonai. Čia yra 100% dalykas už kiekvienos va tokios nuodėmės, iš kurio žmogus negali išeiti pats, tas, kuris negali, jis jau nuo to kenčia. Aš esu liūdęs, kaip aš mečiau rūkyti, ne? Kai aš savo jėgom esu bandęs mesti rūkyti mane, kad aš, kaip sakau, noriu mesti rūkyti ir kancarus įdegęs rūkau ir bliaunu, vien dėl to, kad negaliu mesti rūkyti. Aš suprantu tai, kad ne aš nebegaliu. Reiškia, aš esu surištas, aš esu kankinamas demonų ir aš priklausau nuo kancarą. Taip pat nuo alkoholio aš priklausau. Aš sakau 100 kartų priežadu žmogui, kad aš negersiu, žmonai, mamai, dar kam nors, ir aš vis tiek grįžtu girtas ir prisigėręs. Tai reiškia, kad ne aš savo gyvenimą nevaldau. Jeigu aš savo gyvenimą nevaldau, kažkas jį valdo. Taip, reiškia, yra kas valdo jį, jeigu aš jo nevaldau. Tai čia akivaizdų yra priklausomybės, kad jos yra įtakojimas iš dvasinio pasaulio. Ir va, aš kaip sakiau, va, tie yra tokie simptomai, daug yra tokių persivalgymai, netgi va tokių, kur tu negali sustoti, tu valgai, eini aplink tą šaldytuvą, tu žinai, kad tau negalima, jau tos svoris augi, tu vis tiek eini ir valgai. Irgi lygiai tas pats, irgi ta priklausomybė. Aišku, tu gali netokia, tu gali kažkur tai surišti, bet tu turi budėti, turi atpažinti, tu turi uždaryti duris tam, kad visa tas, kas yra žemėje duota, Dievas sako, sukūriau dangų ir žemę ir sako, daviau žmogui, kad žmogus visą valdytų. Bet jeigu mus pradeda valdyti kūrinyje, tai jau kažkas negerai. Reiškia, tai nebe pagal Dievo principus viskas vyksta. Ir yra tai, kad mes patys įsileidžiame demonus. Jis ateina, kaip sakiau, gudriai su klasta tam, kad mes įsileisime. Jis per jėgą to negali padaryti. Įeiti naglai, va taip nei iš to ir įeiti. Jis visą laiką ieško durų, kad mes kažkur atidarytume duris. Ir va žmogus, kai tai žino, tai mes, ir įsileidžiam, bet va kada mes žinom, kad mes įsileidom, kada mes turim pažinimą, mes lygiai taip pat žinom, kad mes galime ir uždaryti tas duris. Kiekvienas žmogus turi galimybę. Kada jis pažįsta tiesą, jis pažįsta Dievo principus, jisai turi visą laiką išsivalyti, turi galimybę išvalyti namus savo. Ir viskas vien dėl to vyksta, kaip sakiau, vyksta karas, tas tai žmogaus gyvenime, tai dėl informacijos. Žmonės žūsta dėl informacijos. Ozėjas, 4 skyrius, 6 eilutė rašė, ten nelysime, skaitysim, nes laiką neužteks, turbūt jeigu pradėsim skaityti viską. Kad žmogus žūsta tauta dėl nežinojimo, dėl Dievo žodžio stokos, kaip sakant, kažkaip tai ten parašyta, ne? Tai vat, vienintelis dalykas, kur mes turėtume remtis, tai į Dievo žodį ir pažinti Dievą. Kada tu pažinsi Dievą, Dievo žodį, Dievo principus, mes tada turėsim atramą ir žinosime, kas yra iš Dievo, kas yra ne iš Dievo ir kaip su visu tuo sukovoti. O kaip sakiau, šėtonas, jisai yra kaip teisininkas, kaip advokatas ar prokuroras, gal kaip prokuroras, taip sakyčiau, kuris kaltina ir, kaip sakiau, dangus tai yra čia, dvasinis dangus, antras yra va čia. Žmonės
vat yra pirmas dangus, antras dangus ir trečias dangus. Trečias dangus tai yra Dievo sostas pagal šventąjį raštą, ne ten, kur yra Dievas, šventi angelai ir ten jokie demonai, niekas negali eiti. Antras dangus yra, kur yra angelai. Yra Dievo angelai ir yra tas demonų pasaulis, šėtonas ir jis nėra kažkur tai dangus ten už žvaigždžių ar kažkur tai ten už visatų kažkokių. Jis yra čia ir dabar, tik mes jo nematom, jis yra atmosfera. Jis yra ir jis veikia mūsų kūnus, mūsų gyvenimą, jis yra aplink. Ir va tas karas tam dangui, va čia vyksta tie dalykai dėl mūsų sielų visą tai. Ir šėtonas, jisai kaip teisininkas, jisai prieš Dievą visą laiką stovi prieš Dievą ir kaltina kiekvieną iš mūsų. Demonai yra viskas ir jeigu žmogus kažkur tai atidaro duris, jis visą laiką sako, žiūrėk, jis pasirinko mano teritoriją ir dabar jis man priklauso. Ir Dievas nieko negali padaryti. Jeigu aš pats pasirinkau, aš pats įsileidžiu, žmogus yra sukurtas su laisva valia, kad galėtų rinktis. Ir kadangi mes pasirinkam, mes turime ir vaisius už tą pjauti, tai ką mes siejame, tai ką mes pasirenkam. Ir jeigu mes pasirenkam jį, šėtonas būtinai prieš Dievą atsistoja ir jisai sako, va, jis mano, nes, tą vietą paskaitykime, Apreiškimo 12 skyrius 10 eilutė. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakant, dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundės jos mūsų Dievui dieną ir naktį. Matom, kad mūsų visą laiką kaltina. Šėtonas kaltina dieną ir naktį, visą laiką ieško, jis negalėtų mūsų kaltinti, jeigu mes nieko nepadarytume. Bet kadangi mes pasirenkam, jis pats gunda, demonai visi tie, kurie yra ordos tam tos demonų krūvas visokias. Ir jis turi galimybę mumis kaltinti. Ir į mūsų teisę nori turėtis. Taip. Ir kaip žinoti, ar aš laisvas? Vėlgi, ar aš laisvas, aš turiu remti šventuoju raštu. Aš sakau, žiūrėk į viešpatį. Ir eisim prie tų pirmųjų dalykų, dėl kurių, sakykime, žmogus, kuris nepažįsta tiesos ir mes daleiskim krikščionis, mes daugumas esam praėję pro tos dalykus, per kuriuos mūsų šėtonas gundė. Ugniau. Ir iš tikrųjų galim atsiversti dar kai kurias vietas, yra įstatymo 18 skyrius nuo 10-13 eilutės paskaityti. Pasikartojimo įstatymas ar kokį? Jūs man įstatymo rašo. Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žadėtojų, nei mirusiųjų dvasių šaukėjų, nei žinių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiui. Ir tokias bjaurystės jis išnaikins tas tautas prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš viešpatį savo Dievą. Matom, ką viešpats sako, ne? Pirmas, antras įsakymas, vėlgi. Dievas bjaurisi, labiausiai, kada mes turim kažkokių stabų, kažką tai mes kitus garbinam, kada mes savo žvilgsnį nukreipiam nuo Dievo. Dievas nori, kad mes jį vieną garbintume, kad mes iš jo maitytumės, kad mes visą informaciją iš jo imtume ir gyventume taip, kaip jis nori. Ir mes žinom, kad šėtonas pasaulyje begalė turi būdų dabar mus gundyti. Ir žinot, žmogus jisai yra toks, yra sukurtas mūsų, kaip sakau, dvasia, siela ir kūnas, kol žmogus jisai yra neatgimęs iš aukšto, kol neaukštas, tai neatgimęs iš aukšto, tai nepasikeitęs viešpatį savo širdį, neišvalė savo gyvenimą, netidavęs jam, kas nesupranta, noriu pasakyti. Tai yra žmogus gimęs iš aukšto, kuris jau Dievą pasikeičia į savo širdį ir atgimęs jisai. Ir žmogus, kuris dar nėra atgimęs,
jisai nežino tų principų visų dalykų, ne? Ir jis paprasčiausiai ieško kažko tai tokio, ko nepažįsta, ko nežino, nes jo dvasia pati supranta, kiekvienas žmogus, vat, ne, kad ir mes patys kažkada buvom pasaulyje, mes visi kažkur suvokiam, kad kažkas yra daugiau negu kad vat, mes matom tą pasaulį, tai kas matom, mes visi suvokiam, kad yra gamtiniai dalykai, kad yra dalykai tokie dvasiniai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Mes puikiai suprasdavom, mane, kad, horoskopai kažkokie, ne, vyksta ten, kaip burtai leiskė, mes paskaitom, ne, ir jie išsipildo, išpranašauja ir mums išsipildo. Raganos kažkokios, ar tam kortos visokios, spėliojimai ten yra, žinai, išpranašauja ir tu žinai, kad tai vyksta iš tikrųjų. Ir šėtonas, jisai nori mumis į tuos dalykus įtraukti, kuriam Dievui yra labai didelė bjaurastis iš tikrųjų. Ir vienas iš tų tokių būdų, tai yra, sakykime, adatos, būrimas su adata. Žmonės daug kas, iš tikrųjų, nežino, kad ir galvoja, kad tai žaidimas. Yra, žinot, pasiema popieriaus lapą, ten nusipiešia raidės, susirašo, žinai, aplinkui ir nuleidžia adatą, su to sūla nuleidžia, šitą adatą sukas ir jo kalba su dvasiomis žmonės. Tuo nesuvokdami, jie įsikviečia taip dvasias. Ir tai yra didelis pavojus, labai didelis pavojus, kada žmogus įsikviečia dvasias, tai jisai jau savo norų kviečiasi anos pasaulės tamsybių, tamsos jėgas. Ir jie kitas iki ateina dvasios žmonės, jie kviečiasi kaip savo mirusiuosius kažkokius vardą, sako, ir tos adatos veikia, iš tikrųjų veikia. Jos iš tikrųjų kalba, sudėlioja žodžius, kurie nori, ir jos įsipilda tie žodžiai, kurie sako. Ir žmogus tai papuola į spąstus tokius, ir jie eina kaip į pražūtį, to nesuvokdami, to smalsumų, jie galvoja, vau, mes pažinom tiesą, va, yra antgamtinis. Ir tokiu būdu įvilioja žmonės ir va tada jie papuola į didelės tuos, kaip sakiau, visus tuos prakeiksmus. Po šėtono, iš pradžių kažkur tai pasaka kažką, bet paskui prasideda šėtono tikslas nėra tam, kad mūsų smalsumą patenkinti. Jisai patenkins smalsumą pradžiai, bet paskui mes, aš kaip sakiau, jo tikslas yra pražudyti mus, kad mes žudyti, meluoti, apgauti, apvogti, tai reiškia, kad mes kentėtume tam toje žemėje, ateina paskui ligos visokios, o paskui ir numirtume ir papultume į pragarą. Šėtono vienintelis tikslas. Jeigu mes papuolame į okultinės kažkokios praktikos, mes būtinai pjausim tokias pasiekmes. Jogos yra visokios meditacijos. Jogos va toks būdas, kurie žmonės, tu pasakai, kitas iki evangelizuoji gatvį, kitas iki esu kalbėjęs su tokios jogos mokytų, aš evangelizacijai čia užpernai jau ar pernai, nebeatsimenu. Ir prakalbėjau apie 1,5 valandos ant suoliuką su ją sėdėdams ir jinai nuoširdžiai tik, kad va joga yra gerai. Nuoširdžiai tu žmogui nebegali pasakyti, nes tu matai, kad jis yra toje dvasioje. Kad jis yra kalinys jau, kalinys sielai. Jisai sutinka, kad jau pradedi su juo kalbėti apie tos dalykus, kad yra dvasinis, tai ką aš jums kalbėjau, kad yra dvasinis pasaulis, kad yra demonai, yra angelai poliai ir šventieji angelai, ir kad visos tos įtakos, sveikatos ir visi kiti tie dalykai, kaip sakau, yra įtakojami iš to dvasinio pasaulio. Tuo labiau jogos visos yra, kiek ten 5, ten aš nežinau, tos pakopos, kurias tu jogos yra praeinamos, tos mokymas, žinai, ir jos visos yra nukreiptos į save, kaip į kalėjimą, kaip užsidarimą, ir nei viena nėra išėjimo, kaip sakant. Ir žmogui kažkur pasidaro gerai, kažkur tais atsipalaiduoja, bet kaip pasiekmė vėl ateina, kaip prakeikimas, ateina ligos, ateina visi tie dalykai, jis tampa pavertas vergu. Visokios meditacijos, visokie, žinote, ne, visokie gongai yra, dabar pasaulyje ko tik nėra, garsai visokių leidžia, ateina ir klausos ten tos garsus, kokia atmė, kokia dvasia, čianais, patys nesuvokdami, laukia dvasių visokių, kad kaip antgamtinių dalykų ir tai yra realūs dalykai. Realiai žmonės va dabar labai stipriai, ypač dabar yra labai stipriai, tai šėtonas yra labai veliai, tai iš tikrųjų. Visokie smilkalai, visokie šamanų krūvas irgi, kurios iškvietinėja dvasias. Ypatingai visus žmonės nori traukti į tą energiją, gerą atmosferą, gerą energiją. Tu ateik padaryk tą ir aną, tu padaryk, tai tada ant tavęs nusileis kažkokia tai dvasia, kažkokia tai energija ir tu gerai jausis.
Ir žmonės norėdami liktais gero dalyko savo, jie blogo nenori, bet dėl pažinimo stokos jie žūna. Jie eina pas visokius burėjus, pas visokius jogas, pas visokius ten tuos šamanus, gydytis eina, nori išgydyti iš ligų ir papuola vėl į spąstus, į dar gilesnius spąstus. Ir aš realiai daug tokių žmonių žinau, kurie, aš pats kažkada tai jau pas gydytoją tokį antgamtinį prie Bijotės ežerą gyvenęs su žmona norėjom, čia dar nebuvom tikėję, nieką neatsimenu, netgi dėl kokios ligos ar dėl ko ėjom, bet ar smalsumą vedami mes nuėjom pas jį. Tai aš atsimenu, jis nežiūrės, su kokia mašina atvažiavom, kaip mes ten atėjom, ar nieko nėra paskui mumis. Ir jis ten savo arbatėlės, alėjukus visokius ten ir iš tikrųjų, ir jie net kryžių pasistatė būtinai ant stalo, čia tipo viskas yra nuo Dievo, žinai. Ir va čia tai sako, va aš užkalbėsiu šitą arbatos, yra užkalbėtos, šitie skistukai yra užkalbėti, čia sako, jūs panaudosit savaitę laiką, paskui atvažiuosit pas mane, nusipirksit alėjuką ir vėl kažką užkalbėtus. Ir žinokit, čia gamtos atmosferai, čia viskas yra išmelsta, jums tikrai padės. Ir žinokit, tikrai jie ateina, ten padeda, bet ne Dievo malonė ten ateina, jau visi tie, žinot, iš tikrųjų matos, net kaip žmogus atvažiuoja, toks pilnas baimės, jis pilnas nerimas. Nu, tai aš dabar kaip matau, kad aš nelabai galbūt supratau, bet į tai jau įtariau, kad kažkas tai negera, kai toks matau, toks labai atsargus, toks labai, nerimas, toks iš jo eina. Ir begalė yra tokių visokių dalykų, žinot, kaip sakant, visokių prietarai toliau, prietarai demonai ateina per prietarus. Mano gyvenime lygiai taip pat kaip ir begalė, manau, kad visų gyvenimuose, kas neturėjom pasagėlių kažkokių ten virš durų. Seniau dabar gal nebelabai, seniau buvo labai įprastas pasagėlės, kad sėkmė būtų. Raganėlės pasikabinti kažkokią, žinai, kad laimę neštų, ne? Drambliukai būdavo 7 ar kiek ten, 12, ten tų drambliukų turi įsigyti, kad tau sektus kaip sėkmės talismanai namus. Ir talismanus visokie viskas. Ir per tuos dalykus ateina demonai. Ateina demonai, nes visi tie dalykai yra pašvesti iš tikrųjų. Jie parsiveža dažniausiai iš ten tų rytų kraštų, hinduizmų, ten visokių, kur ten Indijose, ten kur, žinai, tiki visoji akis, tuos iš Turkijos, iš kur ten važiuoja, ne, sėkmės, kad tavęs nenužiūrėtų tave, žinai, verslas ryty čia labai va tos akis yra paplitusios, kaip aš prekybininkas, tai turgui nueik, arba ten kariūnus važiuok, ar kitur, kas yra parduotuvės, atkreipkite dėmesį kitas iki parduotuvės, kai jie kampuose paieškokit kur nors akį, užmeskit, dažnai sutiksite kabančias akis. Ir čia yra tasai, kad apsaugotų, kad kas nors nenužiūrėtų, kad man sektųsi, vat su ta reikšmė. Ir vėlgi sudėjo žmonės, ir dėl ko visi talismanai, ne, visi netgi kryžius ant kaklo, žinai, jeigu turiu, vėlgi kokia prasmė, jeigu aš įdėtos, kad man sektųsi, kad jis mane apsaugos, kaip takis, kad mane apsaugos, kad man gerai sektųsi. Aš sudedu visas viltis ne į Dievą, gyvą į Dievą viešpatį, bet aš sudedu viltis į kažkokį daiktą. Ir realiai sudeda žmonės į daiktą. Lygiai taip pat yra grafkės vaikui sega, ne? Žinot, kad būna, kad nenužiūrėtų, kad ten apsauga būtų, tokie prietarai. Ir vaikam įsiekdavo grafkės. Dabar nežinau, ar yra, nėra, bent jau seniau būdavo įvežimo, kur nors vežioja, ir moteris įsiekdavo grafkės, kad niekas nenužiūrėtų, kad mano vaikas sveiks būtų. Iš gerų paskatų, lygtais nori gero mama, bet dėl nežinojimo pridaro tokių nesąmonių ir atidaro duris šėtonui. Ir šėtonas turi galią. Visa tai yra ne šiaip su šėtonas įvedė. Jeigu tu netiki, tada tu nesek, kam tada tu siegi? Jeigu tu nori pateisinti, pasakyti, kad tai neveikia, tai kam tada tu siegi? Reiškia, tu tiki ir šėtonas turi galią tada mums. Kaip sakiau, labai didelis yra problema burtininkavimas. Burtininkavimas, kada eina, čia jau labai moterims, tai liečia, nežinau, kad moteris smalsumas yra be galo didelis ir be galo daug moterų eina per tai, kad pas kažkokie tai kortiošnikės, pas burėjas kažkokias, ne, kurios pasakytų joms ateitį. Ar jin lauks su vaikų susilauks, ar jin turės šeimą, ar jin gaus vyrą, ar su juo išgyvens ar neišgyvens, ar ten, turėsiu tą ar aną. Ir čia yra didelis pavojus. Ir žinot, kai svarbiausia, kad aš vėlgi, kai sakau, tai pildosi.
Tai pildosi, pradžiai pildosi, bet su tuo įsipildymu jis ateina antras iki, trečias iki, jis tampa vergu, o paskui, pradžiai pildosi, o paskui ateina paskui dideli prakeikimai. Ir šėtonas tai pradeda draskyti mus. Ir va čia yra tie tokie dalykai, kurie yra labai rimti iš tikrųjų. Ir visi tie prietarai, ezoterika, visokios knygos, žinot, va, tai, bet per tai aš pats jau, aš atsimenu, kai aš įtikėjau Dievu, kai aš pažinau, kad yra viešpats, kad Dievui tai nepatiko. Mano pirmutinė knyga krikščioniška, kurią aš perskaičiau, tai buvo Derek Prince'ą. Ir jisai labai daug šneka apie tai, ką šiandien kalbu, palaiminimas ir prakeikimas, taip kažkaip vadinasi, vadėte, žinai, knygas, ne? Palaiminimas ir prakeikimas lygtais. Ir ten būtent labai daug apie tuos dalykus. Ir aš atsimenu, kad mes su žmona perskaitėm tas knygutę, žinai, ir mes suvokiam, kad iš tikrųjų tikrai ir kažkur kažkada mes kažkokie užsiminėjom tais dalykais savo gyvenimą. Ir mes, nuoširdžiai išsigandom. Mes suvokiam, kad mes esam, priklausomi nuo tų dalykų, kad mes turi valdžią šėtonas mūsų gyvenimuose. Ir iš tikrųjų iš aplinkinių dalykų tai buvo galima matyti, kad mes priklausom tai valdžiai. Ir mes turėjom uždaryti duris. Ir aš atsimenu, mes dvi tašės geras, aš neatsimenu, mes sukrojom drambliukų visokių. Pas mumis pilninamai buvo sekcijos, drambliukai, visokių, ženkliukai, budikės visokias, gražus budžykės, dar kažkokias, neatsimenu, ar ten būdas buvo, visokių buvo dalykų, aš neatsimenu. Bet mes tašę sukrovėm, aš vežiau prie garažą, su kuvalda, daužyt, skaldyt, degint, ką žiūrėjau. Knygų krūvos ezoterinių, žinot, visokių ten irgi. Viską vežiau valiaus namų. Praėjo kiek ten laiką ar metai ir kiek dar paskui iškraustam, dar sykį pradėjo lyst lauką, žinot, visokios ten ezoterinės knygos ir visą kitą. Kiek per žmogus nežinodam savo namuose įsileidė tos, dvasinės tos tokios atmosferos, tai, kai prisimenu baisu. ir teka įsivalyti namus iš tikrųjų. Ir tai turi kiekvienas žmogus peržiūrėti, kas yra iš Dievo, kas ne. Kaip sakiau, tos horoskopas jau ir vyrai, ir visi kiti, ir mes turim, kaip sakant, žinai, tuos dalykus uždaryti. Uždaryti, neleisti, tai judėti ir vat, kaip sakiau, yra dar žmogui įeina, kada demonai gauna galią, kada žmogus savo leidžia, kaip sakykime, smurtą. Leidžia nuodėmė, sakykime, leidžia gyventi nuodėmė, leidžia labai smurtą naudoti prieš kitą žmogų, ne? Leidžia vogti, leidžia pats savo daryti nusikaltimus kažkokius, tada šėtonas automatiškai, kaip sakau, jisai turi galią mūsų pasiekmė mūsų likusiam gyvenimui. Mes niekada negyvensim palaimime. Jeigu mes darom tos darbus, kurie yra bjaurūs Dievui, mes būtinai gyvensim prakeikime, bet ne palaiminime. Kaip sakiau, labai svarbu paskui, kur mūsų akis, ką mes žiūrim, ką mes klausom. Per tai ateina demonai taip pat į mūsų gyvenimus. Jeigu aš renkuosi ten, sakykime, per pagundimą, sakykime, velnias gundo. Jisai gundo. Jeigu jisai, kaip sakant, meluoja, bando įnešti baimę, jeigu baimės žmogus nebijo, arba praeina tą kelią kažkur, jo dar vienas ginklas yra gundimas. Tai per kūno malonumus dėl kūno. Kad vienas dalykas, tai seksualinis gyvenimas labai demonus pasaulis bando okupuoti ant žmonių, o kada mes savo akim žiūrim nedorybės, jeigu žiūrim, automatiškai jie gauna teisę į mūsų gyvenimus, automatiškai. Tai šie yra labai rimti dalykai ir labai žmonės rimtai yra surišti tuose dalykuose ir turi labai skaudžių pasiekmių dėl tokių dalykų. Labai yra žmonės gyvena, save laiko krikščionims, eina į bažnyčias, visą kitą galbūt, sakykim, ir turi neuždarytų durų dėl aborto. Tie dalykai atsakingi tiek vyrai, tiek moteris. Abudu. Ir jeigu tu neatgailavai, jeigu tu turi tokią nuodėmę, tau labai reikia atgailauti. Nes iš tikrųjų, man Dievas kalbėjo, aš labai dėl to, man apreiškia iš tiesiog, kad žmonės labai yra daug paklydusių ir jie eina į pražūtį vien dėl to, kad jie neatgailavo. Daug kas nelaiko abortų kaip nuodėmės, bet yra mirties nuodėmė, žudymo, labai bjauri Dievui nuodėmė.
Ir jie galvoja, kad vaikas, o tada ten skaičiuoja savaičių, mėnesių, ten nėra žmogaus. Ne, tu sugriovei Dievo planą. Dievas kūdikis, tai gyvybė buvo paruošta ir per tai ateina demonai. Tai va. Toliau yra neatleidimas, pyktis, kada demonai turi gali įeiti. Kada mes žinom, kad neatleidimas tai yra, kada aš kenkiu savo visų pirma. Neatleidimas aš kenčiu pats, aš jeigu turiu pykti, automatiškai aš nekenčiu savęs, aš tada save griaužiu iš vidaus. Tai ne aš, o demonai mane veikia, jie griaužia. Aš kenčiu, jis demonai atneša kančią. Jeigu aš turiu neatleidimą, aš turiu kančią, aš kito žmogaus nepakenčiu ir man dėl jo skauda, kad aš jį matau, kad aš jam atkeršyti noriu. Ir va tas didelis bjaurus jausmas, tas neatleidimas, per kurį demonai laiko ir mes neturim palaiminimų savo gyvenimuose. Ir neatleidimas vienas dar yra iš tų punktų, sakykime, žmonės negalvoja, kad kaip šėtonas va šiais laikais, va tokia, žmonės laika neatleidime, neskaita, kad tai neatleidimas. Va, jau čia krikščionims va daugiau, jau kurie pažįsta, netgi norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad pinigų paskolinai žmogui ir tu lauki, kada jis tau atiduos, tai yra neatleidimas. Tu laikai žmogų skoloje, tu neatleidai. Dievas sako, prašančiam duok. O jeigu tu paskolinai, tu tikėsi, tikėkis nėra blogai, bet tu tikėkis, kad jis tau neatiduos. Tu duodu, o tu kaip atiduosi ir ne. Čia toks, aišku, čia galima išversti, vartyti, pritraukti prie savęs kaip nori. Bet faktas tas. Mes žinom, jeigu skaitom Bibliją, Seną testamentą, ne? Netgi Dievas buvo nustatęs, kiek vergas turi vergauti, arba kada yra po kiek metų skolos nurašomas. Dievo principas yra toks. Ir va žmonės va tame laikosi, kitas iki aš pažįstu žmonių, kurie daug metų negali atleisti. Vienas kitam, gal kažkokių 100 eurų, ar gal 10, ar gal kažko padaro priešai savo. Vien dėl to, kad paskolina pinigų ir jis jam neatidavė. Ir mes turim paleisti, kad nesikankinime, kad demonai neturėtų vietos. Nesirūpinti, kas kaltas, kas teisus, paprasčiausiai paleisti. Ir pyktis, tai sakiau, pyktis kitiem irgi tas pats yra. Ir kūno gyduliai, kaip sakau, tai yra tai, kas mano širdie gyvena. Tai pasireiškimai, sakykime, per priklausomybės. Jau kaip ir sakiau, priklausomybės, alkoholis, narkotikai, visą tai duodam kelią mes demonam, jeigu mes renkamės. Lygiai taip pat mes turim žiūrėti tai, ką mes ištariam savo žodžius, ką mes kalbame, tai turi didelę reikšmę dvasiniam pasauliui. Nes, kaip sakau, vėlgi, demonai, šėtonas, jisai būdi prie mūsų lūpų. Ir kiekvienas žodis, kuris yra ištariamas ne pagal Dievo valią, jisai jį gaudo. Ir jis naudoja mūsų gyvenimuose. Ir jau kalbėjau daug apie tai, nesikartosiu, gal mes žinom, kad žmonės papuola į tą ratą, pavyzdžiui, prakeikimų ratą, kuris pats save prakeikinėja, to nesuprasdamas ir nesuvokdamas. Žiūrėkit, žmogui būna sako, aš sergu ir galo nėra tom ligom, aš niekaip negaliu išeiti. Ir ką mes sakom? Mes save prakeikinėjom, sako, aš sergu ir nėra galo man iš to išeiti. Arba man nesisek ir nesisek, aš išeinu į darbą ir man nieks algos nesumok ir mane apgauni ir man nesisek ir aš kaltinu žmonės ir visi blogi, visi tokie ir aš ant savęs kalbu. Demonai, jie sako, teisingai, varyk ir toliau aš tave laikysiu. Vietoj to, kad aš sakyčiau, viešpatie, aš tavim pasitikiu, aš žinau, kad aš būsiu sveikas, parašyta, tavo žaizdomis mes esame išgydyti. Ir aš ėmiuosi žodžiu, ne velnio mintimis ir neišleidžiu. Kas iš mano lūpų išeina? Tas, kas mano širdyje. Ir kaip sakiau, jeigu mano širdyje gyvena prakeikimas, murmesys, nepasitenkinimas, tai tas ir išeis iš mano lūpų. Ir aš turiu keisti mąstymą, aš turiu priimti Dievo žodį ir leisti Dievui gyventi manyje tam, kad palaiminimas išsilaisvintų. Kad jis išsilietų į mano gyvenimą. Čia prieisi vėliau ir taip įgaunamas išlaisvinimas per mūsų lūpų ištarimą, širdimi įtikimą ir lūpomis išpažįstamą ir įgaunamas išteisinimas, patikėjimas, per tai įvykdomas teisingumas Dievo, per mūsų lūpas.
Greunamos demonų, visos tos priklausomybės, ordos, viskas vyksta tik per mūsų lūpas. Mes esam kūrėjai savo gyvenimo. Kada mes savo lūpomis išpažįstame tiesą, Dievo žodį, mes tada ir turime tą tiesą, kurią išpažįstame, bet mums reikia budėti, tai mūsų susifokusuoti, tai priimti tą informaciją, tą, kuri yra tikras Dievo žodis. O velnias, ką jis daro, aš kaip sakiau, jis nori mumis įtraukti į televizijos, kad mes valgytume informaciją iš ten, kur mums patinka, kad apie kažką sužinoti, jis nori, kad mes žiūrėtume tą televizorių, kur teismai, kur smurtai, ten visokie kriminalai, visokie ten, kur. Ir kai mes pradedam tuos dalykus žiūrėti, kas vyksta, mes nenori, oi, rusai išpuolė Ukrainą, jie kalti, oi, ukrainiečiai, vėl ten kažkas ant kažko ir varo iš tuščiai keurą, kaltų pradedam ieškoti, pradedam kaldyti ir mes pasidarom teisėjai. O Dievo žodis sako, kas? Neteisk ir nebus teisimas. Ir mes nepajaučiam, kai mes pradedam iš savo lūpų, su draugais susitinkam ir tą, tas toks, tas anoks, valdžias irgi teisime, visą darome ir gyvename tame, nes tai ką ištarėme, tai turime. Nes leidžiam apsigyventi save per akis, priimam informaciją, kuri paskui liejasi per mūsų lūpas ir įgauna teisę. Tai labai svarbu, žinot, budėti prie savo lūpų, nes per tos mūsų lūpas išeina, kaip sakant, turim žiūrėti, kas išeina, nes kitu atveju kažkas ateis, jeigu nesubudėsim šiandien. Tai va, ir čia, sakykime, buvo pirma dalis. Antra dalis būtų tokia, kad šiandien, žinot, seniau rodydavo filmus, dabar nežiūriu, bet seniau žiūrėdavau, ko buvau pasaulyje, ir būdavo filmai su 18+. Suaugusiu. Tai čia antra dalis bus 18+, bet dvasioje čia, dvasiniam lygyje. Apie tai noriu kalbėti, kas iš tikrųjų labai, aš matau, šiais laikais vengiama kalbėti ir aš tai labai, ką aš noriu kalbėti, tai labai, kaip čia pasakius, ne visiems tai patinka, gal sakykime tai, bet tai, kas man labai rūpi, aš nežinau. Aš manau, kad Dievas nori, kad aš apie tai kalbėčiau, kad tai nebūtų kažkoks tabu, kad nebūtų kažkokie paslėpti dalykai, bet nuo to priklauso daugelį gyvenimų. Gal, sakykime, pradėsiu nuo to, kad, žinot, yra tas vienas toks būdas, kada velnias, jis veikia tais dalykais, kuriuos aš sakiau, burtai, okultizmai, visokie, siūlai dar visokie ten dedas, mačiau, žinai, ant rankų ir visą kitą žmonės, žinai, tokiais per prietarus ateina ir visą kitą ir galvoju normalu, bet ateiname iki to lygio, kad mes ateina laikas, kada mes užaugame, kada mes pažįstame, kas yra Dievas, kas yra Dievo valia, ne? Jau mes jau daug žinom, namus, kaip aš sakiau, išsivaliau viską ir aš gyvenau tame. Ir aš galvoju, kad jau mano gyvenimas viskas gerai, aš čia krikščionis, aš jau apie Dievą daug žinau, aš apie jį jau skelbti galiu, aš ir liudiju jau žmonėm, kod yra Dievas, jisai geras, jis mylintis ir visa kita. Bet žinot, kas yra demonas nenustoja, demonai nenustoja snaust. Jie dar daugiau aktyvavosi. Bet jie tada dar su didesnė klasta. Jie niekada nepaleis mūsų, niekada, jie visą laiką budės ir lauks, kaip mumis įvėlė. Ir žmonės dėl nežinojimo yra tas etapas, kada žmogus iš tų, kaip sakant, ateina iš tų okultinių dalykų išeina ir jie papuola į kitus spąstus. Į tą dvasinį pasaulį, kuris tipo jau krikščionybė yra, bet jis nėra krikščionybė, jis nėra visiškai krikščionybė. Ir aš gal nuo liūdimo tokia, sakykime, pradėsiu, kad aš savo gyvenime, aš labai džiaugiuosi, kad buvo tas dalykas kaip ta 20 metų pandemija. Ne? Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Aišku, ne ta prasme, kad ten buvo ir daug žmonių sirgai kentėjo, ne, aišku, ne dėl to. Bet dėl to, kad ir mano gyvenimą perkeitė tas momentas, mano gyvenime atėjo dar lūžis. Aš kaip po pirmas įkė, ne, kaip aš sakiau, su tašės nešiau iš namų valiaus. Iš po to kultinių visokių ženkliukų, visokių dalykų, būdų ten visokių ten turagano, kuo ten namus. Tai lygiai taip pat buvo etapas, kad aš vėl iš namų nešiau ir valiau kultinius visokius dalykus. Krikščioniškus dalykus. Ir man tai buvo didelė kaina. Man reikėjo sulūžti prieš tai. Aš turėjau numirti dar vieną sykį.
Ir man buvo labai skauda ir nebuvo labai paprasta. Ir šiandien man šnekėti nėra labai lengva ir paprasta, nes žinau, kad šitą akimirką daug kas gali paimti ir išjungti, ir tegul išjungti, jeigu nori. Bet faktas tas, kad yra tiesa. Ir tai, ką kalbėsiu, ne visi gali priimti, bet išklausyti gali tik stiprus žmogus. Jeigu tu stiprus žmogus, tu išklausysi. Bet ar tu norėsi, čia kitas klausimas. Ir va, 20 metais buvo karantinas ir aš kaip krikščionis, man iš tikrųjų skaičiau Bibliją, bet sąžiningai pasakius, aš Bibliją ne viską, netgi gal sakykim, iš tikrųjų dalinai aš ne viską ir supratau, galbūt dėl to, kad nenorėjau suprasti. Ir ne viską galbūt skaičiau, nes norėjau, kažkas man nepatiko, aš paaiškindavau, kad ne visi suprant Bibliją, ne visi gali aiškinti kitaip, nors ten buvo tiesa ir aš save, sakykim, gal aš apgaudinėjau, sakyčiau taip, būčiau sąžiningiau dabar pasakyti, kad aš iš tikrųjų aš save apgaudinėjau. Nu, skaičiau tiek, kur noriu, supratau, kaip aš noriu ir neieškojau tiesos. Ir va 20 metais, kai tas karantinas buvo, man buvo proga pradėti daugiau skaityti, domėtis, šventą raštą, knygų pasiskaityti daugiau. Ir ačiū Dievui, man padovanoja vieną knygą. 19 metais, kai dar nebuvom uždaryti, Šiaulius atvažiavo iš Vilniaus Prabudimo bažnyčios Tauras Janutėnas su savo komanda, žinote, ir aš toks buvau krikščionis, kur aš ėjau per visas bažnyčias. Aš į tą nueinu, ir aną nueidavau, ir laisvėjai krikščionis, ir pas liuteronus, ir visur nueidavau, kur galėdavau. Ir aplankydavau tiesiog žodį. Ir kažkaip tai, nuėjau į tą prabudimą, mane pakvietė kažkas tai. Ir aš jau pasiklausiau. Ir man jie labai patiko, sakė, mes einam, evangelizuojam į gatves. Ir man jau patiko, man labai patinka skelbti Dievo žodį, aš labai noriu. Ir aš atėjau klausausi jau, kaip jie pamokslavo ir visą kitą, ir baigėsi susirinkimas, aš jau eisiu namo, prie manęs pastorius sako, palauk, sako, biškis, sako, sės, karbatos atsigersim, visą kitą, aš pasilikau. Jis sako, aš noriu tau padovanoti vieną knygą. Tai šita knyga yra, vadinasi, Pamatai, parašyta Tauras Janutėnas, jo knyga yra išleista. Čia yra pagrindiniai pagrindai tikėjimo, ant ko krikščionis, ką krikščionis tikrai turėtų žinoti. Ji nėra, kad jin būtų parašyta kažkokia iš jo galvos, aprašytas kažkokios istorijos. Ji nėra labai konkreti faktinė knyga. Ir kokį puslapį aš tai atveršiu, kas 3-4 eilutės, kas 5, kas 10 eilučių, visur yra nuorodas į Dievo žodį, į Biblijos, ištrauktus iš Biblijos. Tai nėra, kad kažkokie savo sugalvojimas ar pamąstymai kažkokie parašyti. Tai yra Biblija, pamatai, pagrindiniai pamatai, ant kurių krikščionis turi statyti savo gyvenimą, apie trylipį išgelbėjimą, apie krikštus yra čia, apie visus tos pagrindiniai, apie pomirtinį gyvenimą, apie Kristaus atėjimą antrą sykį, apie visą tai yra čia aprašyta. Jeigu kažkam domina, kažkas norėtų, mes šitų knygučių turim, taip pat yra krikščioniškose knygynuose. Irgi jų yra, galima paieškoti, Tauras Janutėnas, vadinasi Pamatai. Iš tikrųjų labai verta pasiskaityti ir aš parsinešiau šitą knygutę namo ir neskaičiau, kol neprasidėjo karantinas. Karantinas atėjo, nebėra kas eik, dabar aš jau galiu skaityti. Ir aš atsiverčiu šitą ir aš skaitau šitą knygutę. Aš dabar neatsimenu, kuriuose vietose, 2 sykius ten kelius aš pradėjau skaityti kažkurias vietas. Ir jisai kaip palyginimas. Ir kadangi ten buvo žodis katalikai, aš buvau katalikas, aš iš karto ir vėl sakau tie protestantai apie tos katalikus, aš tą knygutę šmokšti šonai nebeskaitau. Ir viduj balsas, ko tu jam vietai? Jeigu ten tiesa, tai ko tu bijai paskaityti? Ir aš viduj taip galvoju, tikrai, dėl ko mane paskaityti, kodėl aš čia turiu taip, Dievo žodis sako, viską ištirk ir kas gera, laikykis. Tai kodėl mane ištyrus, ar ten tiesa ar netiesa? Aš pasiėmiau ir vėl ją skaitau. Ir vėl tas žodis, kažką tai nebeatsimenu dabar. Ir aš čia vėl metu. Ir vėl vidui ragina, paimk ir skaityk, ar tai tiesa, ar netiesa, ką jis rašo. Ir aš pradėjau skaityti šitą knygą. Ir iš tikrųjų mane buvo, čia nėra tokia kažkokia, kaip ten varyton katalikų ar ką, bet mane iš vidaus
tie faktai, kurie yra prašyti apie visus krikštus, kas yra prieš katalikus, nenorėčiau aš net tą žodį pasakyti katalikai, bet aš pats buvau katalikas, tai aš ir įvardinu. Tam tikėjime, kuriame aš buvau, jie nuneigė visus tos dalykus, kame aš buvau. Ir man buvo labai skauda skaityti ir priimti tiesą. Aš turėjau galimybę arba skaityti, arba apgauti save ir gyventi savo gyvenimą, kaip aš noriu. Aš iš dalies norėjau taip elgtis, bet man viduje kažkas neleido, aš negalėjau, man neramu. Aš galvoju, tai kaip aš dabar save baudinėsiu, kodėl? Aš negalėjau. Aš sulūžu, man buvo skauda, man tikrai buvo skauda. O skauda dėl to, kad mano puikybė buvo labai didelė ir aš turėjau priimti tiesą, pasakyti savo, kad aš klydau. Aš šiandien suprantu, kad tai buvo religinė dvasia, spąstai, per puikybę manęs nenorėjo išleisti. Aš buvau tokia pilį savo pasistatęs, kad aš žinau, aš geriau ir mane pakeisti jau niekas nebepakeis. Aš netgi kovodavau ir įrodinėdavau, kad yra taip, kaip aš galvoju visiems tą krikščionybę. Bet reikia pripažinti, ir tai buvo iš tikrųjų skauda, buvo net brolis tikiuosi, kad brolis iš katalikų iš tikrųjų man sako, vienas iš kunigų sako, žinai, Gintarai, tu į puikybę įkritai. Aš sakau, kad ne, o dabar aš kaip tik iš puikybės išeinu. Puikybę aš savo sulaužau. Aš puikybėj būčiau pasilikęs, jeigu aš būčiau toliau gynęsis savo tiesą. Bet tu puikybę sulaužai, kada tu tiesą priemi, kada tu ją išteri ir tu jos laikaisi, tada tu esi priverstas būti save nukryžiuoti. Tada tu save nukryžiuoji, tada puikybė tavo miršta. Tai kaip aš sakau, religija yra didelis melas. Yra spąstai, kurio žmonės papuola. Ir aš nenoriu pasakyti, kad vien katalikai, bet religijos aplamai krikščionys turi saugoti religijos. Nes religija yra tai, ko nėra Dievo. Religija tai yra pakaitalas, krikščionybės pakaitalas. Daug kas galvoja, kad yra krikščionis, kad yra tikintis, kada jis yra religijai. Tai religija tikėjimas, kaip sakant, be Dievo. Žinojimas, kad Dievas yra, bet ne su Dievu gyveni, bet tik žinai apie jį. Tu žinai, kad yra pica, bet tu nežinai, koks jos skonis. Nežinau, kaip čia pavadinu, kažkaip taip. Ir demonai nori tave laikyti prie stabų. Jų tikslas, kad tu būtum prie stabų. Vienintelis tikslas, kada jie tave gali laikyti įkalintą, nuodėmėjai, kaip sakant, tu paneigi pirmutinius du įsakymus, pagrindinius. Dabar, jeigu konkrečiau einant, tai ką aš norėčiau paneigti tos dalykus. Maldos šventiesiems. Ir mes sakome, ne aš pats katalikai, būdamas sakydavau, mes nesimeldžiam šventiesiems. Aš šiandien sakau, mes meldime šventiesiems. Kas tai yra malda? Malda tai yra bendravimas. Okultizmas yra bendravimas, malda. Okultizmas, kada tu šaukiesi su adatom, ar ten kitais būdais dvasias traukia, ar pas kerėtus eini, tu eini pas dvasias, tu šaukiesi dvasias, tu meldiesi. Ir čia lygiai tas pats. Jeigu aš meldžiuosi šventiesiam, sako, aš nesimeldžiu. O tai tada tu kreipiesi į jį, tai ką darai? Nesimeldi, meldiesi. Kada tu sakai, šventas Antanai, tu esi globotojas šventųjų, pamestų daiktų, tu padedi žmonėms surasti daiktus. Ateik, šventas Antanai, parodyk, kur aš pasidėjau vakar piniginę, daleiskim, arba laikrodį, aš neramu, ne? Ir paskui aš žinau, radau, ačiū Antanai, aš radau. Ir žinot, kas yra, aš pats elgiau ir aš rasdavau. Man padėdavo, realiai padėdavo, šventas Antanas ar dar kas nors. Ir aš sakau, aš nesimeldžiu. Tai kaip aš nesimeldžiu, jeigu aš jį kreipiuosi? Tai aš čia ne malda, aš čia ne okultizmas. Šventieji, vienas dalykas, jie negali turėti, jie neturi prieigos, prie čia yra melas, demonai ateina į tą vietą. Kad net tuščia žodžiauti, Izaijo 8 skyrius 19-22. Nes jeigu taip šnekėsiu, bus irgi, čia turiu biškį remti šventų raštų kažkur tai. Dalinai, nes pilnas šventas raštas yra apie tai rašta. Apie tas pirmas dvi nuodėmes, visas senas testamentas yra perkoštas. Apie stabmeldystę. Visas apie tai. O mes, krikščionys, į tai dar tikim, kad mes dar galim kažkokiu... Izaijo koks? 8 skyrius 19-22 eilutės.
Jie jums sako, klauskite mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir būrėjus, kurie jums murma ir šnibžda. Argi tauta neturėtų klausti savo Dievo? Argi reikia klausti mirusiųjų gyvųjų? O, kažkada buvo gyvas ir dabar miręs, ne? Tie vadinami mūsų šventieji. Kreipkitės į įstatymą ir liudymą. Jeigu jie taip nesako, nėra juose šviesos. Va. Jeigu aš nesikreipiu į Dievo įstatymą ir jo liudymą, tai yra melas, jame nėra šviesos, sako taip šventas raštas. Jie klaidžioja suvargę, išalkę, būdami alkani, jie pyks ir keiks savo karalių ir Dievą, žiūrėdami aukštyn. Kai jie pažiūrės į žemę, visur bus sielvartas ir tamsa, tamsybė ir priespauda. Jie pateks į nakties tamsą. Jeigu mes darysim, kreipsimės mirusiuosius, mes matom, kad mes būsim užtemę. Mes būsim, nepažinsim tiesos. Ir tai vyksta šiandien. Kunigų 20, galima atsiverti dar daug, kai kurias vietas. 20 skyrius, 27 eilutė. Vyras ar moteris, kurie užsiima mirusiųjų dvasių iššaukimu ir žiniavimu, turi mirti. Juos užmuškite akmenimis, jie patys kalti dėl savo mirties. Čia ne aš nekalbu, čia Dievo žodis, taip sako. Čia niekadės, susimastykime. Čia ne mes, tai kalba Dievo žodis ir mes nuneigiam. Meldžiamės, sakom, kad mes nesimeldžiam. Aš nesuprantu, užtemsta religija toks dalykas, kuris užtemdo protą žmonėms. Bet iš tikrųjų, šventieji, dabar kas vyko mano gyvenime, aš meldžiausi Marijai, Dievo motinai. Čia vėlgi ant tiek yra subtilu ir taip sunku pasakyti žmogui. Vat sunku savo broliam pasakyti, kad aš nesu prieš Mariją. Aš nieko prieš ją neturiu. Jin Dievo motina, jin jį pagimdė. Jinai kartu gyveno su jumi, jin matė savo Jėzaus mirtį, jinai kentėjo skausmą, kentėjo sielvartas, jos buvo pilnas, kai matęs kaip sūnų kryžiuoja. Visa tai yra taip. Bet kas tai pavertė, girdi demonizaciją tokią, kad mes ją turėtume garbyti. Rožinius kalbėti, ilgas mantras jai kalbėti. Kokia nesąmonė. Aš dabar galvoju, aš tame buvau ir aš iš savęs dyvėjos, ne iš kitų. Kaip aš taip galėjau? Netgi tada aš kalbėdams, iš tikrųjų aš rožinį kalbėdams, aš suvokdavau, kad aš darau nesąmonę. Aš kalbu, aš pats net nebeatsimenu, ką kalbu ir tuščiažodžiauju, nes man tai širdį nekrenta, aš tik ištariu lūpom. Ir kaip mantras, aš sukalbėjau, kad sukalbėčiau, kad pateisinčiau savo teisumą. Ir aš rožinį kalbėjau, pasakau kitam. Kas šiandien žiūri į savį, man gėda prisiminti. Kaip kažkada aš darydavau blogus darbus, man gėda prisiminti, man šiandien gėda prisiminti, kad aš dariau taip. Niekom nesiskiria. Tada buvau užtemęs, kada alkoholį gėriau, kada blogus darbus dariau ir galvojau, kad tai puikuodavau tada tais dalykais, koks aš kies, koks šustras. Man buvo gėda jau pažiūrėti. Ir čia lygiai taip pat man gėda. Nes aš suprantu, kad aš tada buvau užtemęs ir dabar buvau užtemęs, kada buvau toj srity. Nieks nesikiš, protas užtemsta. Jeigu tu tiki melu, tu jį turėsi, aš skaičiau prieš tai, ne? Ir tamsybės būsim patys atiduoti. Ir Marija, kaip sakau, jin Dievo motina, viskas su jie gerai. Bet taip pat yra Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir begalė šventųjų, ir Dovydas, ir Samuelis, ir ko nori yra. Kodėl mes jiem nesimeldžiam, Jie irgi šventieji, Vienas dalykas, antras dalykas, jie mirė, kaip ir Marija, jie mirė žmonės. Ir sako, kas yra svarbiausiai, mes negarbinam Marijos, mes nesimeldžiam Marijos. Tai kam save gaudinėti? Juk kaip jų malda prasideda mūsų, ta kur būdavo, kur aš melsdavau rožinį. Kaip aš sakydavau, sveika Marija. Tai čia nesikreipimas į ją, ar čia neįmirusi žmogų kreipiesi. Ir prasideda mantra. Nepykit ant manęs katalikai, bet jūs susisiekit su manimi ir man įrodykit, kad aš klystu.
Aš esu su kiekvienu pasiruošęs atsisėsti ir nagrinėti. Nesiginčyti, bet išklausyti, kad man įrodytų. Pagal šventą raštą. Dėl ko daugelis katalikų nesisėda. Nesisėda, nes žino, kad yra tokia tiesa ir jam skaudės ir jis turės numirti. Pripažinti tiesą yra reikalų. Taip pat kaip alkoholikui, tu pasakyk, alkoholikas sakys, durns, tu sakys, aš negeriu, noriu, ne, nors jisai per savaitę galbūt, ar per mėnesį vieną dieną negeriu. Jis ne alkoholikas. Taip pat ir rūkantis, kada norėsiu, tada mėsiu. Nu, čia lygiai tas pats. Nepykit, bet aš ten nebuvau ir man jie pyktis, aš pykstu ne ant žmonių, aš pykstu ant tos religinės dvasios, nes aš joj buvau. Aš dėl jos kentėjau ir aš matau, kad mano broliai, draugai kenčia nuo jos ir aš padaryti nieką negaliu. Dėl to aš nenorėčiau tos kalbėti, šiandien tokia pamoksla, bet aš negaliu nekalbėti. Aš Dieve sakiau, aš tai padarysiu, nes kad aš būčiau švarus, o daugiau nebe mano reikalas. Kad man nebūtų užskaityta danguje, sakys, o kodėl tu tylėjai? Aš tavo širdį uždegiau, raginau, o tu tylėjai. Aš negaliu taip prieš savo įsitikinimą, aš turiu pasakyti. Pasmerk man nebeįdomu žmonių nuomonė, man svarbu Dievas. Ką Dievas apie tai galvoja? Nes aš prieš jį atsistosiu į tą paskutinį teismą, ne prieš žmogų. Aš pas jį ateisiu, ne pas žmogų. Užtat ant kiek yra svarbu. Man bent jau aš nežinau. Atsiverškime Apreiškimo skyrių. Apreiškimo 2 skyrius, 12-13 eilutės. Čia noriu pasakyti dar vėlgi tokie kaip faktiniai, kaip įrodymai, kad miręs žmogus jis negali. Jis negali ateiti pas tave ir klausytis tavęs. Jeigu tu jam meldiesi, jis pas tave negali ateiti. Jis pas tave negali, jis tau kalbėti, pas tave ateiti ir tau daiktų surasti, arba tau atsakyti, arba tavęs užtarti kažkam. Jis negali. Jis yra dvasia žmogus miręs. Ir jis neturi galios. Vienintelis Dievas gali būti visur ir šventoji dvasia ir yra. Šventoji dvasia visur ir vienu metu. Dėl to Dievas sako, į mane kreipkitės. O žmogus negali. Paskaitom, Apreiškimo 2 skyrius nuo 12 eilutės, 12-13. Pergamo bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Aš žinau tavo darbus ir kur tu gyveni. Kur tu gyveni, jis turi vietą, kur gali būti. Ten, kur šėtonas sostas, bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neįsigilini mano tikėjimo. Net tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano išrinktasis liudytojas Antipas. Ten buvo Pergamo bažnyčiai, ta vieta, kur vyko didelis okultizmas, dideli burtai ir ten šėtono karalystė. Va ten ta vieta, šėtonas jis gali būti tik vienoje vietoje, yra daug demonų, yra daug dvasinių tuo oždų, kaip aš sakiau, visokių. Bet jis nėra dvasia šventoji, kad kiekvienam protė, prie kiekvieno žmogaus būtų. Lygiai tą patį sako, neskaitysiu, tai to žinot, Luko 16, 25, 26. Lygiai taip pat, ne? Kaip apie, žinot, Lozorius buvo ir turtuolis numirė. Ir jisai numirė ir pateko į pragarą. Ir jis mato, kad yra rojus, yra Abromas. Ir sako, Abromė sako, ateik man nors lūpas pavilgyk su pirštų vandens trokštų, sako, niekas negali. Ai, sako, pasiūs man, sako, leis man, ką nors perduot žinią mano broliams, kad jie nepapultų į šitą pragarą vietą. Sako, niekas negali nenueiti nei iš tenais čia, nei iš tenais čionais. Niekas nemigruoja. Kad aš čionais noriu. Dabar Jeremijo dar atsiverskim. Čia reikia atsiversti, nenori vis tiek tos vietos turi žmogų kažkom remtis. 7 skyrius, 18-19 eilutės. Čia grįšim prie Marijos. Šitas dalykas, dangaus karalienė. Ir dabar katalikai sako, dangaus karalienė meldžiasi, ne? Tai
niekas nepasikeitė. Senajame testamente ta pati dvasia veikia. Dangaus karalienė. Vaikai prirenka malkų, tėvai sukuria ugnį, moteris minko tešlą, kepa pyragaičius ir aukoja juos dangaus karalieniai. Jie aukoja geriamasias aukas svetimiems dievams, sukeldami mano rūstybę. Ar jie sukelia mano rūstybę, sako viešpats, ar ne savo gėdą jie užsitraukia dėl nežinojimo. Jeremijo sekantis 44 skyrius būtų 16-23 eilutės. Žodžių, kurios mums kalbėjai viešpatės vardu, mes neklausysime. Mes darysime, ką pasižadėjome, smilkysime dangaus karalienį ir liesime jai geriamasias aukas, kaip mūsų tėvai, karaliai ir kunigaikščiai darė Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse. Tada turėjome pakankamai maisto ir nepatyrėme pikto. Kai liovėmės smilkyti dangaus karalieniai ir nebeaukojame geriamųjų aukų, kenčiame nepriteklių ir žūstame nuo kardo ir bado. Argi mes smilkėme ir liejame aukas dangaus karalieniai be mūsų vyrų žinios, argi be jų sutikimo kepėme jai pyragaičius, kad ją pagarbintume ir liejame geriamasias aukas. Mes matom, kad tai, kas vyko, tada vyksta ir dabar. Ir sako, mes neklausysim. Mes ką dalim, tą ir darysim. Aš stebiuosi dabar, nors pats ten buvau, aš stebiuosi. Tu žmogui rodai, tu pasakai, sako, aš kaip meldžiausi, aš taip melsiuos. Tu žinai savo gyvenimą, tu tavo tikėjims, tu tikėk savo. Aš tikėsiu savo. Vau. Ir kodėl tai vyksta vėlgi? Ir kas baisiausiai, žinai, kas yra, kad stebuklai vyksta. Su tais demonais stebuklai vyksta. Marijos pasirodo, jos atsako į maldas ir visą kitą. Bet žinot, šventas raštas lygiai taip pat sako, paskutiniais laikais bus didelis stebuklai. Ir minios nubėgs paskui žvėrį, paskui antiskristą nubėgs minios, nes jis net ugnį nuleis iš dangaus. Bus dideli stebuklai. Ir žmonės gali nesi stebuklų. Tikintis žmogus, krikščionis, neturi remtis stebuklai. Krikščionis neturi remtis visai stebuklai. Kaip Dievo korintiečiai mane rašo, lygtais, kad stebuklai ne tikintiems, bet netikintiems, tie, kurie netiki, kad įtikėtų, juos turi daryti krikščionis, daryti Dievo vardu, Jėzaus Kristaus vardu. Bet netikintis, o dabar tikintis tikėjimas ir lauk stebuklų. Mums turi nebebūti aktualūs stebuklai, jausmai, emocijas. Mums neaktualu, tikėjimas ne tai, ką mes matom, tikėjimas, ką mes pažinome. Pažinome Dievo žodį, jo raštą, jo žodį, jom patikėjom ir mes juos sekam, ne stebuklais. Minios bėga paskui stebuklus. Dėl ko vadėl lupės ten visokias Marijos, Dieve, ten Šiluvos Marijos, dėl ko žmonės bėga paskui jas. Nes kažkam kažkada pasirodė, ten įvyko stebuklas ir mes dabar visi ten bėgam, gaudysim stebuklą. Jėzaus laikais buvo, antras iki Jėzus surinko minę, sako, dėl ko jūs susirinko? Dėl to, kad matėte ženklus ir stebuklus, kai duonos padaugina. Jėzus sako, ne tų dalykų ieško. Žmonės šiandien ne tų dalykų ieško, toliau ieško ženklų ir stebuklų. Per ženklus, stebuklus, visas okultizmas, visos ragunas, visas demonas pasaulis ir veik per stebuklus. Tikinčiuosiuose gyvenimuose. Stebuklai jie reikalingi, aš nenuneigiu, išgydymai jie turi, bet jie turi būti Dievo jėgoj, Dievo dvasiai, jie turi būti tikri išgydymai, ne kažkokie apsireiškimai. Mes tokių dalykų turim siekti. Ir čia yra didelis melas ir ten žmonės eina minė, pasirinko tą platų į kelią. Nes patogu plačiu keliu, patogu, žinai, kada giminės, artimieji, mano karta taip darė, mes taip ir paliksim, kaip radom, taip paliksim. Ne? Kad manęs nenuneigtų, tik išeiki iš tos denominacijos, tai pasmerkimas aplinkui, tu sektai, kur tu papuoliai, kodėl tu išėjai. Nu gerai, aš tebūnie sektai, bet mano sekta bent jau šventą raštą atitinka, o tavo sekta ar atitinka ar neatitinka šventą raštą, išsiaiškink. Ne, aš tikiu, ką man sako. Ir dar toks durnas pagavo man jau. Nu tas durnas toksai, nu atsiprašom, atleiskit, pasakymas.
Tai yra išgryninta per visų šventųjų, per jų patirtis, per kartų kartas, tai yra ištirta, ištikrinta. Dieve, tu mano galvoju, jo. Aš pats skaičiau ir Faustiną skaičiau, ir Teresėlę skaičiau, žinot ką. Ir aš pasakysiu, kad ten yra dalis tiesos, bet didelė dalis melo. Kiekviena denominacija pasitraukia prie savęs ir padaro pagal savo pusę tą paveikslą. Tas knygos, visos ten, sakykime, jie pateikė, ten jos rankraščiai parašyti, žinai, kaip sakant, pomirtiniai, bet jie perrašyti yra. Ne originalai, jie parašė taip, kaip jie nori, tam, kad galėtų stabus garbinti. Tai va. Ir ką sako tokiem žmonėm antras Tesalonikiečiam, paskaitykim gerai. Antras skyrius bus. 9-12 eilutės. Ko jūs čia dabar? Ano nedorėlio atėjimo šėtonui veikiant lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai. Tai ką aš sakiau, ne? Ir visokie neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiems pasiūs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą. Va šitas vietas kiekvienas įsiskaitykim, įsigilinkim į savo širdis, įsirašykim ir pritaikykim. Ar aš tikiu melu ar ne? Ar aš nebūdinėju savęs? Nes kitu atveju Dievas jiem pasiūs stiprų paklydimą. Dievas pasiūs, nes mes nesirenkam tiesos. Mes galvojam, kad mes, Dievas atėjo, sako, va tokia tiesa, tau atėjo paliūdė. Aš šventą raštą, sako Dievas, tau palikau savo žodį. Ir tu nesirenki jo. Krikščionys sako, Dievo žodis dar ne viskas, kaip kas nori, taip tas skaita, taip tas ir supranta. Tai jeigu tu taip galvoji, tai atsisės, kai mes kartu skaitom, bet ne, kartu neskaitysiu. Kiekvienas kitaip supranta, sako, visi savai, visi aiškina. Aš sutinku, šventas raštas, tu gali klysti ten, nesusigaudyti, skarelė reikalinga ar nereikalinga, ir nereikšmingos čia nesąmonės, dėl ko ginčytis ir pyktis denominacijom, ne? Bet tu pagrindinės tiesas, tai neįmanoma va tokių dalykų nepamatyti, jeigu tu sąžiningai savęs, jeigu nebūdini, neįmanoma nepamatyti. Todėl Dievas siunčia paklydimą, nes mes patys atsisakom tikėti tiesą. O kas yra tiesa? Šventas raštas, Dievas kalbėjo praeitą susirinkimą, ne? Dievo žodis. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas neįeis kitaip. Tai Dievo žodis yra Jėzus. Jeigu aš neskaitau, nesiremiu Dievo žodžiu, aš neįeisiu į gyvenimą amžinai. Aš neturėsiu išgelbėti. Čia ne aš vėlgi sakau, čia Dievo žodis, kaip sako. Bet ar aš noriu skaityti ar ne, o kur esmė yra tokia. Religija tai yra tokie burtai iš tikrųjų. Jie burtai, įsivaizduojate, jeigu tu tiki melu, va čia, kad būtų aiškiau, sakykime, kaip pasaulis. Jeigu tu sėdži prie televizoriaus dieną naktį ir tu klausaisi ten karo, ten tų visų informacijų ir to iš Rusijos kanalais jung ir tau tašys Rusijos kanalą, sakykime, kad Europa kalta, ten NATO ir visi kiti. Ir tu jais tikėsi, nes tu tą informaciją valgysi visą laiką. Lygiai taip pat aš Europą įsijungsiu televizorių ir visi varys ant rusų. Ir aš tikėsiu jais, nes ten informacija varys tą, aš maitinsiu. Ką aš valgysiu, tom aš ir tikėsiu. Čia lygiai tas pats. Jeigu aš valgau tos denominacijos mokymą, nepagrįstą šventų raštų, tai aš ir tikėsiu juo. Bet jeigu aš valgysiu Dievo žodį mokymą ir norėsiu jį ištirti, aš tikėsiu Dievo žodžiu. Kitaip nebūna. Nėra tokios drungnos vietos, yra arba juoda, arba balta, kaip aš sakau. Ir aš renkuosi ar ten. Sako, bet mes vis tiek ten, sako, daug yra gerų žmonių, daug ten tiki, bet eina. Atsiprašau, gerai, dėl ko mes tokie naivūs ir mes galvojam, kad mes už tai nenešim atsakomybės. Jeigu aš matau, kad žmonės eina į pražūtį ir aš einu su jais kartu ir aš už tai nepjausiu, ką pasiimu atsakomybės, nesąmonė. Jeigu aš einu vogti ir mano draugas eina kartu, aš stoviu už kampą ir žiūriu, kaip jis vagia ir pagauna mūsų abudu, tai nejaugi manęs nepasodins. Pasodins ir dar didesnis rokados, kad grupinis buvau. Tai kodėl mes galvojam, kad čia katalikai, broliai katalikui kalbė, sako, ai nieka tokia.
Nu jeigu nieko tokio jie daro nuodėmės, tu matai, kad jie laužia Dievo įstatymus visus, jie žmonės eina į pragarą ir tu jiem nieko nesakai ir tu sakai nieko tokio. Tai tu esi dalininkas, į tave daug kas žiūri ir tu jiem pritari. Ir tu pjausi, ką pasėjai. Nieko tokio, kad tu šio žemėje dar ten visas apaugęs raupsais, atsiprašom, bet tu amžinybėj neši atsakomybę. Ant kiek atsakomybė yra didelė, tu turi suvokti tokį dalyką. Skaistykla, mokymai. Net kalbėti vis, noriu visi katalikai net žino, kad čia nesąmonė. Ta patį Luko atsiverskim 16, kur sakė Abraomas ir ten sako nėra perėjimo. Va, tą pačią raštą vietą galim pritaikyti, kad nėra. Ne. Ir kuom pavojingi tie mokymai, kuom jie pavojingi? Jie prie nuodėmės, prie stabų garbinimą veda. Viltį netikrą atneša. Ai, numirsiu, kai bus, tai bus skaistyklai, pabūsiu ten kažkurį laiką, paskui Dievo gailestingumas mane išgelbės. Durnas, nedurnas, Dievo gailestingumas yra tam, kas pasirinka šiandien atgailauti, o ne ten skaistyklai. Kam toks melas reikalingas? Tam, kad žmonės išlaikyti minės, kad būtų patogu ir nuodėmingas žmogus galėtų ateiti. Nes kada tu pasakysi tiesą, nebeateis. Jie nori išlaikyti minės, užtat meluoja. Kad tu atei, kad ir nuodėmingas esi nieko tokio. Arba prie klausyklos sukalbėk 10 sykių tėve mūsų, tau bus atleistos. Du durnystės atsiprašant. Atlaidai visokie. Kam jie reikalingi atlaidai? Už mūsų sirėm girdi pusę Lietuvos, tas platus kelias, pabūsiu aš tenais ir man visos gyvenimo nuodėmės bus atleistos. Arba tas kaltas, visą gyvenimą kaltas. Kontrolės dvasia. Einu iš tą išpažintėlį kaltas ir kaltas. Nes nežinau tiesos, Dievas, jisai sako, aš tavo nuodėmės nuploviau, kuo tu čia save kaltini, aš tau seniai atleidau. O tu vis tiek, aš kaltas. Aš pats savo neatleidžiu. Tu pažiūrėkit, ką daro religija. Žmonės kalėjime laiko, patys save. Mišios. Dieve, tu mano. Akivaizdus okultizmas vyksta viešai. Užmirusius maldos, viešas okultizmas, aukojams Dievas gyvas, ne jo atminimui daroma, bet sako, čia Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Ne, mes duonos laužimą darom, tai nėra Kristaus, mes prisimenam, jo atminimui tai darom. Ir tai tampa dvasiškai, mes priemam, kad jis gyventų išpažįstami kaip pavyzdį, bet čia nėra Kristaus kūnas ir kraujas tikras. O mes sako, priemam ir jisai tampa kaip priemam kraujas. Nėra tiesa. Ir tai didelis melas, kurios veda į kontrolę, tuoktis, kur neleidžia. Timotėjom gali 4, 1, 3 lūkės, nebeskaitysiu. Irgi, kad, sako, paskutiniais laikais bus tie mokymai, kad draudžiantis tuoktis, valgyti maistą, kurį nori. Mes matom, kad, jau šventumas, perdėtas šventumas, religinis, patys daro nuodėmės į šoną, o save laiko kunigais, ne? Tai irgi čia to Dievas nori. Kur yra parašyta, kad negali Dievo žmogus, Dievo kunigas, Dievo vedantis žmogus turėti žmonos, rašo netgi, kad turi būti doras, rašo, kad turi būti vienos žmonos, yra parašytas, kokie turi būti kunigai. O jie sako, negali. Perdėtas tas šventumas, parodyti, koks aukas mokėti reikia, o patys iš nuodėmės neišeina. Dievas sukūrė normalų vyrą, o jam neleidžia būti vyru. Maldos, poteriai, kaip sakiau, tos mantros. Nebeskaitysiu irgi laiką, nes nėra Mato 6 skyrius, 7, 8, 13 eilutės, ten galit pasiskaityti. Kaž ten tuščia žodžiavimas, ar tokie Dievas nori tokių dalykų. Kaip eilėraščiai. Tėve mūsų malda, ne, kartojimas. Bet tėve mūsų malda, jin yra gerai, jeigu aš jos ne mantrą, ne eilėraštį išmokau skaityti. Kam eilėraštį skaityti, jeigu aš negirdžiu pats, ką sakau. Aš kiekvieną žodį turiu išgirti. Aš esu sakęs jums pasakojęs, kad tėve mūsų yra nuostabi malda, kad aš ją sakau su prasme. Tėve mūsų, tai aš turiu suvokti, kad tėvas mūsų, tas, kur yra danguje, visų mūsų, tėvas, viską palaikantis. Tiesie šventas tavo vardas. Tai ne tavo karalystė, tai kad jo karalystė, aš turiu suvokti, ką aš sakau. Tai ne tavo karalystė,
Tėtinė tavo karalystė, tėtinė tavo valia reiškia, kaip danguje, taip ir žemėje, kad ateitų, ir būtų tavo kažkaip, tavo valia įsipildytų šiandien žemėje. Atleisk mums mūsų kaltes, tai kaip ir mes atleidžiame, aš vėlgi, kaip visą laiką sakau, jeigu tu kalbi Tėve mūsų maldą ir tu turi neatleidimą savo broliui, sesei ar kažkam tai, ir aš sakau, Tėve, atleisk man mano kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkom, aš kalbu taip. Tėve mūsų, neatleisk man mano kalčių, nes aš neatleidau tam ir anam, aš juos laikau pyktyje. Kada tu suvoki, ką kalbi, tada tu pagalvok. Ar verta to žodžius ištarti? Ar aš esu toj sferui, kad aš jau atleidau? Jeigu ne, aš kitaip savo prakeikimą kalbu. Ir va visur tas paviršutiniškas mokymas. Krikštai nekalba apie tos dalykus. Krikštai nekalba, ne? Dėl ko man pyktis man dėl tų dalykų? Žmonės yra meluojami, vėl kad išvaikyti minės. Neškit, kūdikis gimė jau suėję metukai, būtinai reikia krikštyti, nes nežinai, kas gali būti. Ir melas. Gali susirgti, gali dar kažkas atsitikti, jeigu nepakrikštysi. Melas, kam to reikia? Tam, kad žmonės pririštų. Tam, kad tikinčiųjų daug būtų denominacija galėtų išvaikyti. Kur Dievo žodis apie tai, kad aš su netikinčiais jau daug sykiai esu kalbėjęs irgi, sako, jo, suprantam, iš tikrųjų, biški nerealiai, sako, kaip čia su tais krikštais. Tai sako, pas mumis taip nėra. Sako, čia pas katalikus taip yra, pas pravoslavus, kitur dar gal, sakau, pas mumis taip nėra. Mes Dievo žodžių žemės. Kaip Dievo žodis sako, kas įtikės ir pasikrikštys. O ne taip sako, ką pakrikštytis, vėliau įtikės ir bus išgelbėtas. Nu, kur atsakomybė, kur žmogus laisva valia pasirinkimas? Apie tai nekalba. Ten Dievo žodžiai nenagrinėja, arba būtent tokias temas nenagrinėja niekas. Kalba tik tais dorybė, gėris, blogis, meilė, bet kas tas meilė? Meilė ir čia, mat ir šiandien daug kas gali pasakyti, tu čia pavalėjai, bet tai yra meilė. Tai yra meilė, aš tai darau iš meilės, nes man skauda ir aš tai darau ne dėl to, kad kažką sužįsti ar įskaudinti, bet dėl to, kad, aš iš tiesų nusielvartauju dėl tų žmonių, kurie eina pražūtį. Gal nepražūtį, aš nenoriu čia vienareikšmiškai ten įtvirtinti taip ar kitaip, bet, kad ten pražus žmogus ar ne, Dievas mato širdį visą kitą, bet kad jis klysta, taip sakyčiau. Aš ne dėl to, kad kažką nuneigt, kažkam ir rodyti savo, aš jau išėjau iš savo tos pozicijos, kad aš kovoju už save, aš jau pavargau, aš nebenoriu už save kovoti. Aš dabar noriu, kad tiesoji būti ir padaryti tai, ką turiu padaryti. Bažnyčios. Kas yra bažnyčios? Paveikslai, kryžiai ir visa kita. Kam jų reikia? Vėlgi, kad minios, ne? Melas. Egzorcizmas, paveikslas, ikonas, melskis ikonam, tavo gyvenime tas ir tas bus ten, turėk kryžių namuose, kad demonai bijotų, kreidom apsibraižyk duris, aliejumi įsitepk galvos, pakaušius viską ir būsi šventas ir tave būsi apsaugotas. Durnystė. Jokie kryžiai nepadės, tau nieks nepadės, jeigu tu savo širdies nekeisi. Žinot, ko velnis bijo? Ne to kryžiaus, kurį ten turi, jis juokės iš tų, kurie nešiojas ant save didžiausius kryžius. Jam juokinga. Jis drąsiai eina tų gyvenimus drąso. Jis negali prieiti tą žmogus, kuris neša savo kryžių, kuris miršta savo. Mano kryžius yra mano širdyje. Aš jį pasiėmiau gyventi Dievo dvasioje. Ir mano kryžius, kiekvienas te pasiėma, sako, savo kryžių. Tai savo kryžių išsižadėti savo gyvenimą. Jėzus sako, kas neišsižadės savo gyvenimo, iš savo artimųjų, tas negalės įeiti į dangaus karalystę. Negali siekti manimi, kas atsidai žiūri į savo gyvenimą, žiūri arklas, žemė, dar kažkas tai turtai ir kažką tai. Kas įsikibęs į savo praeitį, savo gyvenimą, į savo nuomonę, į savo denominaciją, tas negalės įeiti į dangaus karalystę. Va, tas kryžius, to kryžiaus bijo šėtonas, va to bijo. Gyvenančių manyje, ne ikonų, ne bokštų tų pastatytų didelių auksiniais stogais ar tam gražiais. Ten tuštybė, simbolai. Antras korintiečiam dar. Pakentėkit, jau baigsiu tuoj. 6 eilutė, 6 skyrius 16 eilutė. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvoje Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs,
aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta. Mes esam žmonės Dievo šventykla. Bažnyčia 2-3 mano vardu ir aš esu jūsų tarpe. Bažnyčia yra. Bažnyčia yra reikalinga. Aš girdžiu šiandien tokių mokymų, nereikia bažnyčių. Tikrai daug kas taip galvoja, kad nereikia bažnyčios. Šį irgi didelis melas. Tu neskaitai šventą raštą. Jeigu tu taip sakai, tu neskaitai šventą raštą. Paimk visus laiškus, skaityk ten tik visas mokyms vien bažnyčių, net nelysiu skaityti, nes viskas vien apie bažnyčią. Visur bažnyčios Paulius keliavo, Petras irgi ėjo visur bažnyčią statė, jie apaštalai, kad būtų bažnyčios, ir Jėzus pasakė, Petras, tu esi Olon, tavęs aš pastatysiu bažnyčią. Tu reikalinga, bažnyčia tam, kad tu galėtum šventieji, susirinkę šventieji, tai ne tie, kurie vadina tave šventieji. Šventieji tai tie, kurie pasiatidavę savo gyvenimus, kurie yra paskyrę Jėzui savo gyvenimu, kurie išpažino širdimis ir jie nori būti įvykdyti Dievo valią. Ir aš einu į bažnyčią, kad aš įvykdyčiau Dievo valią ir tam, kad jis mane galėtų pakeisti. Kad aš pažinčiau tiesą, kad manęs dvasios neapgautų, ten, kur vyksta Dievo žodis mokymas. Jeigu tu papuoliai į bažnyčią, kur neaiškina Dievo žodžią, kur su tavim kartu nekalba apie Dievo žodį, tu uždavai klausimą, tau sako, tu neskaityk Biblijos, bėk iš tos bažnyčios 4, ten yra melas. Kur atmetamas Dievo žodis, ten yra melas. Eik susiras bažnyčią, kur yra Biblija skaitoma, kur yra nagrinėjamos, kur susitinkama šnekama, kur nėra kontrolės, kur nesako, tu turi daryti tą ar aną. Bažnyčios kiekvienas narys yra lygus. Nėra popiežiaus kaip arba ten pastorius, jeigu jis yra pastorius, jis yra ne tam, kad kontroliuotų. Pastorius yra tam, kad ganytų. Pats mažiausias žmogus bažnyčiai yra pastorius. Pats daugiausiai susimažinęs yra pastorius. Didžiausią naštą neš pastorius. Jis turi būti, ir pastorius ne pats save įsirenka. Pastorius ne tas, kuris sako, aš esu pastorius, o pastorius tampa tik tas, kuris pasako, žmonės, tu esi pastorius. Tu mūsų ganytojas, tas gali būti pastorius, o ne tas kunigai ten nusidėjo lasdas, ten kepurės ir save kunigais vadina. Ne, tu nežinai jo gyvenimą, tu nežinai jo širdies, tu pas jį atėjęs negausi atsakymą. No. Jis tavęs į amžinybę nenuves, jis tau nėra bendrakeleivis, jis tau nepadės. Gerai. Sako, kad ligos tai yra normalu žmonės. Ne? Irgi. Tai nėra normalu mūsų gyvenimuose. Ligos, prakeikimai. Visa tai iš tikrųjų yra pasiekmė dėl to, kad mes nenorime gyventi su Dievu. Ir jeigu tu ateini su Dievu, pradedi gyventi, tavo gyvenimas pradeda keisti. Mano gyvenimas pasikeitė 100%. Aš iš tikrųjų, Dievas gydo, viską daro Dievas. Bet aš nepriimu, jeigu tu priimi, sakai, kad ligos yra nuo Dievo, kad tai yra tavo kryžius, tai tu jį ir neši, tu ir sirgsi. Dievas numirė už tai, kad mes nesirgtume, sako, jūs esat mano žaizdomis išgydyti. Taip, tai va, mes turim priimti, jeigu mes nepriimam jo žodžią, jo malonės, tai mes priimam prakeikimą. Tiek mes patys renkam. Mes atmetėm, Dievas norėjo numirė savo lovą, numirė ant kryžių, sako, jūs noriu, kad būtumėt palaiminti. Aš miriau ant medžio, kad jūs gyventumėt palaiminti, nes parašyta kiekvienas praskeitas, kas kybo ant medžio. O mes, aš prakeikimė gyvenu, aš man ligos priklauso, aš šiandien prasieksiu, užtat aš būsiu šventas danguje, koksai aš iškentėjęs daug. Nenori Dievas, kad tu kentėtum, Dievas nori, kad tu būtum laimingas, kad tu būtum džiaugsmingas, kad tu nebūtum kontroliai, kad tu būtum gyvas. Ir iš tikrųjų turiu 2 naujienas. Jos gali būti gera ir bloga, gali būti gera ir gera, arba gali būti bloga ir bloga. Sako, dažnai pasaulyje yra viena gera, kita bloga, kurią renkėsi, kurią pirmą, kad pasakyčiau. Tai čia nėra iš ko rinkti, čia faktas tas, kad pirmoji naujiena ta, kad tu išgirdai kažką. Antra naujiena priklauso nuo to, ką tu su tuo darysi, ką išgirdai. Jeigu tai, ką tu išgirdai, ištirsi, patikrinsi Dievo žodį su savo širdim, padarysi sąžinę sąskaitą, tai tau taps geroji naujiena. Bet tu gali atmesti šitą dalyką ir bus taip, kaip bus. Bet didelis klausimas, ką su tuo daryti?
Ar numirti savo, jeigu norėsi pažinti tiesą, reikės pažinti tiesą, tau skaudės. Dažniausiai žmogus nenori pažinti, nes tai skauda. Aš per savo kailį tai paleidau. Tai skauda, sumažėti, įsižadėti savęs, labai skauda. Bet tu gali, kiekvienas mes turim galimybę. Dievo žodis sako, Romiečiam 14:23. Visa, ką darai prieš savo įsitikinimą, yra nuodėmė. Taigi, jeigu tu esi neįsitikinęs, arba tu vengi įsitikinimą ir tu darai tai, ką darai, tai yra nuodėmė. Ir tai sako Dievo žodis. Jeigu tu atmeti Dievo žodį, ant tavęs tai krito. Viskas. Didžiausias yra dalykas, ko mes turim saugotis, tai Petras sako, yra ola, ne? Ant tavęs aš pastatysiu Dievo bažnyčią. Bažnyčia šiais laikais turi saugotis kompromisu. Kompromisu. Kompromisas, tai kaip aš sakau, ola, ne, yra maža skylutė. Ir tu jėmi kaltą, kylių ir kali. Vienas smūgis, antras, trečias. Ir jis pamažu pradeda skilti. Ir jisai skyla. Ola skyla. Tai vakar mes apie tai kalbėjome, ne? Vas kaip tik va. Nu, kad jeigu tu leisi nuodėmei truputėlį jai, jin ateis ir visą uolą tavo suskaldės. Jin visą tave uzurpuos. Tu iš pradžių tik leisi pameluoti savo, apgauti, kažko nepadaryti. Nu, pagal Dievo žodį, to žinodamas prieš savo įsitikinimą, nuneigsi tai, žinok, tai įsišaknis, tai neišvengiama. Šėtonas jis toks yra, jis ras, į tavo namus ateis paltą pasikabinti, jis paskui ateis į lovą šalia, tai sakys, yra mano paltas, jis ateis tavo namuose ir apsigyventi. Žinot, tą posakį aš nekartosiu. Tai daro kompromisas. Paskutinę raštą vietą atsiverskim Romiečiams 12 skyrius. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobulo Dievo valia. Tai sako, mes viską turime ištirti, ką mes darome. Atnaujindami savo protą, pažinti Kristaus protą, mes galim per šventą raštą. Ir mes visą tai galim. Mes turim būti nugalėti. Mes esame nugalėtojai, jeigu mes pasiemam Jėzaus auką. Jeigu mes nusižeminam, mes tampam nugalėtojai. Dievo jėga yra mūsų silpnume. Jin tampa jėga tada, kada aš numirštu savo. Bet sunkiausia yra numirti savo, pripažinti didžiausią savo priešą - puikybę. Atsiprašau, jeigu ką nors įskaudinau, tikrai nenorėjau. Būkit palaiminti. Аллилуйя. Mes dėkojame tau už tai, kad tu mums atveri sūnų savo Jėzų Kristų, kuris pralieja kraują Viešpatie, kuris parodė mums kelią, kad mes galėtume regėti tave, kuris sugriovė tą tvorą, sugriovė tą sieną, per kurią mes negalėjom papulti pas tave, tėve, negalėjom kalbėti su tavim. Bet tu, praliedamas kraują Viešpatie, per savo auką, tu Viešpatie leidai prisiartinti mums prie Tėvo, atverti savo lūpus jam, Viešpatie. Nuplovė mums visą mūsų purvą, Viešpatie. Kaip Paulius rašo Galatam, tu nutraukiai nuodėmės prakeikimą. Mes buvome prakeikti nuodėmės, mes buvome nusidėlį, bet tavo kraujas
nutraukė prakeikimą, mes tapom šventieji. Mes nenusidėjėliai, viešpatie, tavo akise, mes nuplauti tavo kraują, kadangi nusidėjėliai negali ateiti pas tave, nusidėjėliai negali sėdėti šalia tave. Bet raštas sako, mes pasodinti šalia tave. Mes dėkojame, mes meldžiamės už mūsų Lietuvą, viešpatie. Mes meldžiamės už mūsų miestą, viešpatie. Mes meldžiamės ir viešpatie, prašom, gal ateina tas laikas, kada tavo žodis, viešpatie, išeis iš pastatų, ir žmonės pradės išgirsti jį, toks koksus išeina iš tavo lūpų. Nuo tavo tiesos, viešpatie, atvers žmonių širdis, viešpatie. Žmonės pradės ne kažką reikėti, bet tave, viešpatie. Pradės šaukti ir kelti tau ranką. Pradės suvokti, ką tu padarei ant kryžių. Ne tik tai sakyti, kad Jėzus numirė už mane ir už mano nuodėmes. Bet klausimas, kodėl tu save vadini nusidėjėliu tada, jeigu jis nuplovė tave. Jėzui, atverk mums savo tiesą. Išvesk mus, viešpatie, iš kažkokio tu nepažinimą pinklių, viešpatie. Išvesk mus į savo tiesą. Duok mums atsigerti, kaip Jono apreiškimo knygai 22 skyrius sako. Ir teka gyvos vandenys. Ir teka gyvos vandenys. Mes norime gerti gyvos vandens. Mes nenorime būti numirėliai, viešpatie. Mes nenorime būti lavonais, viešpatie. Mes norime būti gyvi, viešpatie. Mes meldžiamės už mūsų miestą, viešpatie. Tegul ateina malonė tavo. Tegul ateina tavo gailestingumas, viešpatie. Atsiveria žmonių širdis, viešpatie. Tegul ateina prabudimas, viešpatie. Prabudimas, viešpatie, tegul prabūsta, viešpatie, tie, kurie myga dar, viešpatie, tie, kurie miega, viešpatie. Viešpatie, mes dėkojame tau, dėkojame, jeigu tai yra tavo valia, viešpatie. Tegul tai būna, viešpatie, tegul tai įvyksta, viešpatie. Viešpatie, mes skaitame apaštalai, viešpatie, kurie neturėjo raštą, viešpatie. Kurie neturėjo raštą, kurie neskaitė raštą, bet kurie neateidavo, visur būdavo prabudimas, viešpatie. Prabūsdavo tautą, viešpatie. Jų lydėjo stebuklai, viešpatie. Jų lydėjo ugnys, viešpatie. Viešpatie, tegul ateina tavo reformacija, viešpatie. Totalinė reformacija, radikali reformacija, viešpatie. Mes dėkojame, viešpatie, už tai, kad mes galime, viešpatie, susirinkti tavo vardu, viešpatie, skelbti tavo karalystę, kalbėti apie tavo karalystę. Mes dėkojame, viešpatie. Dėkojame už meilę, viešpatie, kurį mes mokinamės iš tave. Tai meilė toliau duoti kitiem, viešpatie. Dėkoju, viešpatie. Dėkoju tau, viešpatie.